один полудохлый, и другой, блядь, какой-то, блядь, недоебок, нахуй, переебок, блядь, сука, блядь, чтобы вы оба... Tai eilinis rodymas yra boba. Nu, aš nežinau didesnės bobos, tai tie žviegimai visi. Sako, aš negalėjom nieko padaryti, aš ant jo reikiu. Я даже, блядь, на Россию, блядь, я никогда... Gerai, bet tu Sobrui čia skambini? Tikrai ne. Čia tiesiog ruletkiai Čia išmetė? šansas, tiesiog išmetė man jį. Kaip to Jo. nusišypsojo laimė? Nu, tai kokia? taip. Mes su Orlausku labai gražiai bendrautom. Da bendri renginiai Negi ten kažkokie. ir taip pyksės toliau. dėl Taip. to, kad jis ten kažkoks kaimėtis jo humoro šūdinis. Orlauskas pražiojo burną, vienam sakiny tu rasi minimum vieną melą. Tai dabar tu teisiesi su juo? Taip, tu negali duoti melagiui kelio, tu žinai, kad taip negalima daryti. Ir ten jam tikrai pareis, nu aš nebejoju. Antras keisas toks pat kaip su Tapinu buvo? Bet Andrius ėjo tik per civilinį ieškinį. Taip, ir pagal kiekvieną žodį atskira suma. Aš einu kitaip, aš einu per baudžiaką. Kad jie gautų baudžiaką, kad jie turėtų teistumą. Ir aš esu tų bylų jau laimėjęs. Vienas išsigimėlis gavo realų baudžiaką, kitas plungė išsigimėlis gavo realų baudžiaką. Plius dar civiliniai ieškiniai, dar jie moka man kompensaciją, neturtinę. Tai Orlausko atveju labai tikėtina, kad jis gaus ir baudžiaką, ir civilinę tvarką turės atlyginti neturtinę. Orlauskui tai bus pirmas baudžiakas, tai aš kaip ir pasveikinsiu jį tada.